niekada nesimatėm. Aš nematomas, nuobodus, kasdieniškas, dydžio sulikatomais. Sakau tave tik akimis, neišsiduodu, kad nesužinotum, po jo mintis netoros. Netokios drąsios, regis netokios pilnos, kai tu žengi kūšėsi Vilnius. Ir kas žaviausia, tu žinai, tai atmintinai, tai rūpi, bet pakankamai menkai. Aš nevykusi melodija, tu groji ją, esi savaime paslėptas, tu aplodismentai, aš banalus tekstas. Aš nevykusi melodija, tu groji ją, esi savaime paslėptas, tu aplodismentai, aš banalus tekstas. Apie ką kalbėt? Nieko. Aš turiu žinot. Mesgi kolegos dabar kaip ir. Nesusijęs su byla. O čia rinkim medžiagą? Ar... Ne, tu nieko nepagalvok, tiesiog gulėjo. Pagalvoju, pažiūrėsiu. Nelys prie mano daiktų. Aš suprantu, aš skaičiau bylos medžiagą. Suprantu, tau karjeros byloje ledlaužis. Įtariamasis išsisuko. Bet kam nuraut stogą? Nesigilink, gerai? Davai viską, žinok, varom iš čia. Taigi jau paliubomai išgirdo šūvis, mentus iškvies. Ramiai! Šitą mes konfiskuojam ir einam namo. Davai, greičiau. Gyvas? Gyvas, bля. O, man. Pizda. Kas šitokia buvo? Šitie rimti. Nehuijanti tai be stogo. Tfu, ble. Klausau? Taip, tuoj būsiu.
Kažkas atsitiko? Protokolą palikau mašiną ir nerandu raktų. Žiūrėk. Čia gulėjo. Keista. Nu, ačiū. Matyti, kad automobiliui reikalingiausias dugnas ir ratai. Tada jau galima važiuoti. Dar reikia kokių nors pedalų, vairo ir brolyčiai jau važiuosiu. Kurmi, ką čia gabini? Klausė smalsi pelytė. Gal tau ir knieti sužinoti pelytę, bet aš nepasakysiu, atsako kurmis. Pasakyk, ką ketini sudėlioti, kurmi? Gal ką tau patarsiu? Siūlosi pelytė. Ačiū. Už ką? Už šį vakarą. Tam krikšto tėtis reikalingas. Ne dėl to. Mane irgi prablaškiai. Atsiprašau. Nereikėjo man kažką. Viskas gerai. Daug išgyvenai. Natūralu, kad tau reikia palaikymo. Gabija, pažiūrėk mane. Nieko tokio. Neimk į galvą. Man laikas. Juokinga, kad niekas nesijuokia. Juokinga, tai niekad nesibaigia. Šok, tik pažiūrėk. Šau vemk, mano kampų šokus surenk. Nepasitinka, mažai tik laukia. Jų tik į savo kaukę. Šypsos, tai jaunas, ko pergyvena, dėmesį dėmesį išsiplauna.
Apgailėtinas, apgailėtinas mechanizmas darbinės pasaulio. Atsakyk, negaliu patikėti, kad tau lieka savęs, save kiek. Tegul būna bausmė, tik galvos skausme, kad neprakalbantis gyveno giesme. Tegul būna bausmė, tik galvos skausme, kad tik žmogus sutikėsme. Can someone now turn the lights up? Turn the lights up. I've been calling here. Can someone now turn the lights up? Turn the lights up. I've been dying here. Valdaitės nėra? Jo, išvažiavo. Pasakok. Žuli? Kaip suprasti žulį? Nežinau, tokie išsiderinus visą. Dzin man jos būdas. Kapsto ką nors? Jo, gal geriau, jeigu pats pažiūrėtumėt. Stop, kas čia? Čia Širvinskas, čia Drambliukas, čia Nikas, Vilko aplinkos žmonės. Valdaitė juos seka? Be leidimo? Ir ne tik. Viską užsirašinėja, renka informaciją. Bet čia nesvarbiausia dar. Na. Čia juk. Čiagi Linkevičius. Prokuroras Linkevičius. Nieko nesuprantu. Kad ta Valdaitė sau leidžia. Aš kaip suprantu, jinai įtariai žiūri į Drambliuko ir Širvinsko paleidimą. Vis tiek nesuprantu, kuo čia susiję. Tai Linkevičius yra prokuroras, kuris teikia kaltinimą. Tai galima sakyti, jo dėka jie atsidūrė laisvėje. Aš manau, ją reiktų nušalinti. Ne. Tęsk. Stebėk. Tu gerai dirbi. Aš tokius žmonės mėgstu. Padėsiu tą mobilką, ar ne? Nepyk, mūsiškiai. Ko nori? Nežinau, sako, privažiuos. Neramybės. Nieko savarankiškai, kaip maži vaikai. Ne. Čia kažkas rimto. Kitaip netrukdytų. Jis. Tuo išsiaiškins. Da nahui, bля! Gerai, ramiai, palauk. Kas ramiai, bля? Aiškink, kas, Viskas nahui užtūstinta, kas ramiai, bля. Kaip tai, bля? Tu suvoki nahui, aš tau sakau, ar ne, bля? Kaip viskas, bля, ištuštinta? Paaiškink tu man. Eik tu nahui, bля. Nesuvoki, ką aš tau sakau, bля. Raminkis, sakau. Raminkis, bля. Pats raminkis. Kas tokie?
Kas aš žinau? Iš kur man žinot, kas tokie? Iš kur man žinot? Gerai, gerai, viskas, gana, ramiai. Ramiai. Nežinau, kažką daryk, žodžiu, aiškink. Gerai, raminkis. Ir skambink. Gerai. Kas atsitiko? Nieko. Kas buvo? Kažkas mūsų rajoną nori paimti. Buvo chatui atėmė produktai. Kas? Neaišku, lietuviai kažkokie. O tai kas tie, tie bebrai stovėjo, tylėjo? Dileriai apsišyko iš baimės, niekas dirbti nebenori. O tvoja matė. O tvoja matė. Puolimas prasidėjo. Tėvai, nesikišk, aš susitvarkysiu. Susitvarkysiu. Tvarkykis. Tvarkykis. Bet jeigu nesuvaldysi visko, viskas guls ant tavęs. Silva, grįžau. Silva? Abonentas šiuo metu nepasiekiamas. Po signalo. Abonentas šiuo metu nepasiekiamas. Klausyk, Angė, žinai, tavo tempai tikrai, pavydėtini. Vakar daviau, o šiandien jau eina, Nemėgstu gaišt laiko, susitarėm padariau. Dileriai vietą jau stumdo. Bet pala. Aš tikiuosi, kad tu šitų tipų nepakasiai. Jeigu tu pakasiai. Nepakasiai. Pasikalbėjom ir išsiskirstėm. Tai ką, visai nesipriešino? Kažkaip nežinau. Nes nepanašu į Valerą. Visai. Draugiškai susitarėm. Gerai, būk ant laido. Gerai. Iki.
Nu, žiūrėk, čia aš. Aha, neklydom, čia jo chata. Davai. Jį čia? Jį tai kas? Nenoriu su tavim kalbėti. Silva, žinau, kad klausaisi. Išeik pasikalbėkim. Nu, kam šitie vaikiški kaprizai? Sakiau. Nepyk Vilkai, bet dabar jau tikrai rimtai prisidirbai. Norėčiau sužinot, kad tokio nedovanotino padariau. Nu, pagalvokim. Nu, čiū, kad nieko, ne? Visą naktį tik negrįžai, bet šiaip tai nieko. Sik turėjau svarbių reikalų. Tu man pažadėjai, Silva yra mano sesuo ir reik saugot. Man atrodo, aš niekur neslaudžiau žodžio. Pranešk, kai jie aprims. Abudu, kai aprimsit. Ačiū, Nikai. Bose, viskas gerai. Jei kas nors teirautųsi, kur vakar buvau, Nikas ir tai Silva. Sostiniai su reikalais buvom, aišku. Supratau. Sakykit, gal jis su kažkuo konfliktavo, gal turėjo kokių priešų, gal kartais nugirdot kokį pokalbį, bet kas padėtų. Ne, nieko. Nors tą dieną tai jis žiauriai vėlavo grįžti namo. Dar tos vaiko krikštynos, tai aš buvau labai užpykus ant jo. O vėlavo kiek? Valandą, daugiau? Visą dieną. Skrido iš Anglijos visą. O Anglija, tai kokiu tikslu čia vizitas? Sakykit, tokių komandiruočių jisai dažnai turėjo? Laiks nuo laiko. Kartais. Gerai, tai jeigu ką nors daugiau prisimintumėt, tai paskambink, gerai? Gerai. Viso gero. Ačiū. Laimingai. Ką manai? Dėl ko? Ar tiesą sako? Neįtikina manęs. Kažką kalba, nieko nežino. O jeigu iš tikrųjų nieko nežino? Na, nekoks gedulas. Mačiau vynas, tortas,
Ne, aš viską užsirašiau, galėsim po savaitės vėl atvažiuoti patikrinti atmintį. Kas čia? Ramiai. Klausyk, tu neturi ką veik, gaidytų, paleidi. Ramiai pasakiau. Tiesiai. Į mašiną. Kur? Į mašiną. Tai galėjai su laivu atplaukt, ble. Tiesk. Tai atidaryk. Tu nežinai, prieš ką tu šoki, Asilė. Tu žinai, kas aš esu. Žinai, angis, blėt, įsidėmėk. Let, kur mes čia važiuojam? Tu labai piktas žmogus. Blėt, tu kas esi, ką tu čia pagrindinis? Aš suprantu. Tu nori pasižymėti, įbauginti visus, aš tą suprantu. Bet tu padarai klaidą. Paėmei, kas ne tavo, teks grąžinti. Jo, arba. Arba būsiu priverstas kalbėtis kitaip. Let, kaip išsigandau, pizdėts. Klausau? Ne, dabar negaliu. Užsiėmęs. Jo, atsilaisvinsiu, paskambinsiu. Iki. Klausyk, aš galvoju, reikia patikrinti tą Blitskaus aplinką. Ir dar tų kitų dviejų, kaip galvoji. Vakarė. Atidedam, ne kaip jaučiuosi. Sergi? Galva kažkokia sunki. Tai, jeigu tu nori, tai tu važiuok. Pridengsiu tave. Tikrai? Tai aišku. Taigi, kolegos. Tikrai nebus sunku? Ne.
Ačiū tau. Neška. Atsilaisvinu jau. Sakyk, kur privažiuoti. Palikit mus. Neapsunkinkim viską, gražinką paėmė. Nu tai suras. Nori piktoju. Klausyk, ką tu man čia aiškini, kas iš viso tu esi? Mėgsti eilės? Aš mėgstu. Ramina. Skaičiau tokio vieno poeto, jis labai gražiai apie mirtį rašė. Ji kaip pavasaris. Jos visai nereikia bijoti. Gaila. Gaila. Šis pavasaris tau paskutinė. Nesakiau. Iškart apdirbo tą Valdaitę. Geras vaikas. Seka. Nu ką, vadinasi, nenori Valdaitį ramiai gyventi? Ieško naujo kabliuko. Kažką įtarė. Blogai, Giedriau, blogai. O ką tu Justai manai? Aš tai manau, kad rimtas pažeidimas. Tiesiog sekti viršesnį pareigūną be jokio leidimo be pagrindo. Būtent. Teisingai šneka. Va, žiūriu į tave, Justai, ir matau, kad tavęs laukia graži ateitis. Gražiai. Tu supranti, apie ką aš kalbu? Viską jis supranta. Ja. Žodžiu taip, laikai ranką ant Valdaitės pulso. Aš turiu žinoti, ką veikia, ką galvoja, kur eina. Gerai, aš tikrai vertinu tokį jūsų pasitikėjimą. Kitas klausimas. Ką darom su Valdaitė? Tave seka. Tu ir mus pradės. Tai, kad jinai nepalieka jokios kitos išeities. Sakai, reikia drastiškai? Ačiū. Drastiškai. Reikia nukelti ją nuo tyrėjimų. Kaip? Justai, tu nori padaryti gerą karjerą? Žiūrėk. Valdaitė turi didelę burną. Reikia ją ko nors užkimšti.
Pagauni apie ką aš? Nu. Jūs tai. Jaunas dar ne viską supranta. Natalija, darau, ką galiu. Darau, ką galiu. Vieną kartą idėja ir tipo viskas? Gerai, neįsižeiskit. Bet visas jūsų nuotraukas atmetė. O pas save kiekvieną mėnesį dėti negaliu. Man paskambint tankiai? Aš jau skambinu, žiūrėk, labai arti telefonas, man nesunku. Palaukit, Natalija. Ne, viskas gerai, Natalija, aš galiu. Prašau, palauk. Nepykit, bet profesionali modelio karjera jums nesigaus. Nu, atsiprašau. Bet... Kas bet? Yra tokia antrinė rinka. Lietuviškai gali? Neišmokė niekas, ką reiškia antrinė rinka? Pasifotkintumėm kitiems klientams, bet ten reikėtų šiek tiek apsinuoginti. Klausyk, tu laikai mane kurva ar kas tau? Nu kokia kurva? Aš tau kurva? Nu kokia kurva, Natalija, ašgi... Palauk, ko tu rėki ant manęs? Ašgi ne ant šito, ne ant kebabo. Ką tu šneki? Kas yra? Tiesiog šiek tiek reikėtų nusimesti drabužėlį. Daugiau negu dabar. Neliesk. Rankų gali nebetekti. Natalija. Aš pagalvosiu. Labai įdomi studija, beje. Tu dar ir tokį turi, jo. Dabar žiūrėk žąsinė. Kai mane spaudžia, aš einu iki galo. Mokomoji. Nori įsitikinti? Nes ginklą. Mesk ginklą! Nebūt kaip vakar, žada, sekmadieniais ypač trina vakar nuotraukas tyčia. Gerai. Turbūt juokaut žmonės slapsta vieno aranžuočių. Žingsnių lėtu, kelniam lygintom per kamerą. Dabar žiūrėk. Baigsi ir savo cirko artistam pasakysi. Mes važiuojam pasivažinėti. Aišku? Lip! Пизденькит нахуй. Пизденькит нахуй, Сакита. Žiedą įdėk. Važiuok tu tik tai. Vakar parašė šitą tekstą, rytoj jis nuoširdžiai nemėgsta jo. Net man čia nereikia, net noriu ir nematau. Vakar parašė šitą tekstą, rytoj jis nuoširdžiai nemėgsta jo. Net man čia nereikia, net noriu ir nematau. Nieko nesupratau. Ką darysim?